Lietus. Labą vakarą. Sveiki. O čia kur aš dabar pataikiau? O kur norėjot? Nu, norėjau į Lietuvą. Taip, ten ir pataikėt. Geras, pirmą kartą paskambinau. Na, vat. O kas, su kuo čia šneku? O kokio klausimo? Nu, kaip kokio, norėjau didžėjų pakalbinti ir Taip. dainos paprašyti kokios. Dainų negrojamės pagėdaut. A, negroja dabar. O kas čia kalba su manim dabar? Tas, kas leidžia tas dainas. Nu tai, jeigu tu leidi, tai negi gaila sugro dainą. Tikrai negaila, bet negaliu. A, negali. Taip. O ko tu vardu? Audrius aš. O, Audrius, žinau Audriau tave. Na, vat. Girdžiu kiekvieną vakarą. Puiku. Klausaus, žinai, fainiai. Klausyk. Nu, bet tai gal... O visiškai neįmanoma niekaip Ne, dainos? niekaip, žinok, niekaip. Aš turiu vieną tokią mėgstamą dainą, žinai, sakau, gal paleistum. Ne, tikrai ne. O bent jau turi tą dainą, Nežinau. nes negirdėjau dažnai. Šiaip tai kasdien klausau, labai patinka, viskas okei. Ten tokia yra grupė iš Lietuvos, žinai, Metal on Metal. Tai va, tai norėčiau mamai dedikuoti. Mamai dedikuot norėtų. Nu, taip, kažkaip, žinai, patinka, žinai, klausom visada. Ne, nieko nebus. Nieko nebus, sakai, neleisi, ne? Na. O tai ko tu dabar, o į eterį negali manęs paleisti? Ne, negali. Kodėl? Todėl, kad taip yra. Aš nesuprantu, tai koks ten darbas dabar muziką leisti, gal kažką pašnekam, aš turiu visokių patirčių, žinai. Ne, tai pašnekėt yra pokalbių linijos visokios, gali paskambinti ir pašnekėt. Be problemų atsiras, kas pašneka. Tu supranti, aš noriu girdėti, kad, nu, kaip, pavyzdžiui, didžiai kalba, ne, aš įsivaizduoju, ten daug žmonių girdi, po to išeini gatvę, tave atpažįst. Nu, tai nežinau, kad tu ten ką įsivaizduoji. Tai neleisi pakalbėti? Ne, jau viskas užtenka, pakalbėjom. Gero vakaro, ačiū už skambutį ir viso. Vat, koks didžėjus. Audrius, paklausykit Audriaus per lietų. Jisai, žinau, šiaip vyruką labai geras, maladėts, viskas su juo tvarko yra. Ir su lietum viskas tvarkoj turbūt yra.